Labą diena. Atstovauju tą pačią valstybinę miškų tarnybą ir dirbu tame pačiame miško sanitarinės apsaugos skyriuje, kur buvo anksčiau buvusio mano kolegos pranešimas, ir esu Virgilijus Vasiliauskas, skyriaus vedėjas. Kaip matote, pavadinime žievėgraužis tipografas pavojingiausias eglynų kenkėjas. Tai jau buvo ankstesniuose pranešimuose šitas vabzdys liečiamas, tai yra vabalėlis ir turi pavadinimą žievėgraužis tipografas. Tai va toje dešinėje pusėje, apačioje esančioje nuotraukoje, tas pavadinimas atspindi, ką tas vabalėlis daro. Tai graužia takus gyvojoje žievėje, tai jeigu praktiškai žiūrint, čia nulupta žievė ir vidinę pusę matome žievės. Tai jeigu žiūrint į medį, tai žmonės sako praktiškai graužiasi po žievę. O tipografas kodėl? Kad turi va tokį specifinį raštą, labai taip liaudiškai panašiai galima pasakyti, kaip išspausdinta. Ir matome šio vabzdžio tokį masinį pakenkimą. Tai va čia atspindi, kodėl tas kenkėjas yra svarbus. Kas yra tas žievėgraužis tipografas? Kaip jau sakyta, tai yra gausiausias, žalingiausias eglių liemenų kenkėjas. Vabalėlis yra nedidelis, jo dydis yra iki 0,5 centimetro, o čia šalia yra vaizdelis prie liniuotės, tai toks smulkus palyginti vabalėlis. Ir vykdo savo miške tą darbą, kai pažeidžia egles, faktiškai nematomai dėl savo mažo dydžio ir dėl to, kad graužiasi po žievę. Žiemoja jisai arba po žievę, arba miško paklotėje. Tai miško paklotėje jau suaugę vabalai žiemoja, o gali žiemoti po žievę ir vabalai įvairaus išsivystymo, tai suaugėlio fazėje ar nepilnai suaugusio vabalo fazėje, arba dar mažiau išsivysčiusiose fazėse, tai lėliukės, lervutės gali mūsų sąlygomis Lietuvoje peržiemoti. Ir pavasarį atėjus tinkamam orui, kai oro temperatūra sušyla iki +16–20 laipsnių, vabaliukai pradeda skraidyti. Ir apninka egles, graužiasi po žievę. Ir va čia rodiklė yra parodyta, kad gali nuo pat kelmo apnikti vos ne iki viršūnės augantį medį. Ir vaizdelis yra vabalo portretas pateiktas, tik tai kaip įprasta žmonių portretus pateikti, sakysim, veidu į žiūrovą, o šitas vabaliukas parodytas nuo užpakaliuko. Kodėl? Todėl, kad tai yra skiriamasis požymis, kaip skiriamos kinivarpos, kad turi ant gale savo kūnelio, tokį kaip ir nupjovimą su danteliais, tai pagal tos požymius tas vabalas yra atskiriamas. Kaip apninka ir kur vystosi, kokios fazės šito vabalėlio, tai kairiai pusėje, viršui, tik tai parodžius rodiklėmis galima įžiūrėti, kad žievės plyšeliuose pradeda graužtis vabaliukai. Tai kaip sakiau, toksai yra slėpiningas vabalėlis ir čia patinai susiradę tinkamą medį atskrido, graužėsi ir jie išgrauž taip vadinamas poravimosi kameras ir į ten kvies pateles. Kaip tai daro? Tai nuostabiai prisitaikęs išgyventi vabalas ir pasidauginti gamtoje labai staigiai, tai kviečia tam tikrais kvapais, kur nuo to kvapo vabalai kviečiami patinai ir patelės, arba net gali jau pasakyti, kad gana, nebelyskite tą medį, jau mūsų bus per daug.
Taip, apačioje kairėje pusėje, tai takuose yra lervutės, kaip liaudis sako, kirminėliai. Dešinėje viršuje, tai tokia jau dar vyresnė išsivystymosi fazė, tai tokia, kai lervutės virsta lėliukėmis ir paskui iš jų jau vystosi vabaliukai. Tai čia parodyti dar tokie jauni vabaliukai, kol dar jie pilnai nesubrendė, jie būna iš pradžių balti, paskui jau spalva pasidaro geltona, kol pasidaro tamsiai rudi. Ir kai jau suauga, iki pilnai suaugusio vabalo, tai dar tas vabalas savo takuose papildomai maitinasi ir tarp tų takų dar išgraužia daugiau žievės. Tada tą žievę lengvai gali lupti ir geniai. Kodėl tas žievėgraužis tipografas pavojingas ir kokie medžiai jam labiausiai tinkami pasidauginti? Tai pasidauginti jam tinkamos labiausiai apsilpę eglės ir ypatingai jam tinkamos yra vėjo išverstos ir nulaužtos eglės. Kodėl taip yra? Todėl, kad tokie medžiai išskiria savigynai, kai vabaliukas graužiasi, mažiau sakų ir tas vabalas ten įsigraužęs ir jo ten jau besivystanti nauja karta gali išgyventi, nes medžio gyvybinės funkcijos yra susilpnėję. Tai dar noriu pasakyti, kad jeigu medis yra, dar vabalas ir labai turi gerą tokią, kaip liaudiškai sakant, uoslę, jisai labai sėkmingai atskiria, kurie medžiai jau yra nusilpę ir kurie mažiau išskirs sakų. Taip pat gali dar apnikti ir žalią pagamintą spygliuočių medieną laikomą miške ir stambės kirtimo atliekas ir ten pasidauginti ir paskui plysti į aplinkinį mišką. Ir kodėl jisai, pagrindinė savybė, kodėl jisai yra toksai pavojingas, kai vabalų jau prisidaugina gausiai, tada gali užpuolti ir bet kokio sveikatingumo egles. Tai puola masinė ataka ir visiškai sveikas egles gali apnikti, pirmieji vabalai besigrauždami bus aplieti sakais, bet paskui medžių gyvybinės funkcijos išsenka ir vabalai tokias ir sveikiausias egles savo gausa gali apnikti, ten graužti takus ir paskui jų ten vystytis nauja karta. Tai čia parodytas klasikinis pavyzdys, tai eglinė išvirtusios pavienės vėjavartos ir apsilpę medžiai, tai pats tinkamiausias substratas arba maistinė bazė, kur tie žievėgraužių tipografai įsikuria. Tai šitam eglinė jau kelis metus, metai iš metų, tie žievėgraužiai vis atsirasdavo, tai eglynas yra ir net ir matosi, kad paretėjęs. Ir toliau šnekant apie to žievėgraužio pavojingumą, kodėl jis labai toksai pavojingas, kad esant tinkamoms vystytis sąlygom, jisai turi savybę labai staigiai pagausėti. Tai kaip ir sakiau, kad peržiemoja vabalai, pavasarį pradeda skraidyti ir apvaisinta patelė gali padėti išgraužtuose takuose apie 60 kiaušinėlių. Iš tų kiaušinėlių įsivysto pirmoji karta, kuri subręsta ir paskui dar kartą aptinka naujus medžius ir vėl iš tų padėtų kiaušinėlių jau tada iki metų pabaigos gali pasiekti iš vienos patelės palikuonių arti 2000, kai tinkamos vystytis sąlygos. Tai čia yra dvi pagrindinės kartos, dvi pagrindinės generacijos, bet turi sugebėjimą tie patys vabalai, tie vadinami seniai, dar kartą išlindę iš takų, graužti naujus takus ir vėl dėti kiaušinėlius. Tai vadinasi seserinė generacija. Tai peržiemoja vabaliukai, padėjo
kiaušinius, po 2 savaičių išlindo, vėl patinai su patelėm susitiko, vėl graužia naujus takus, tik tai jau antrą kartą tas jau kiaušinių skaitlingumas mažesnis ir aišku, ne visi 100% gali tai graužtis. Ir dabar šiltėjant klimatui, jau vidurio Europos šalyse yra pastebėta, kad net 3. kartą gali kai kurie egzemplioriai graužtis dėti kiaušinius. Tai va tas, todėl esant tinkamom sąlygom, tas toksai greitas ir spartus pasidauginimas vyksta. Ir kur jau apniko kokius eglynus, tai tie židiniai tęsiasi keletą metų, sudaro masinius židinius iš vienų tų eglių, kurias apniko, išsivystė naujos kartos, perskrenda į naujus medžius ir eglynai masiškai džiūsta. Čia matosi vaizdas, kur pažymėti apačioje, vaizdas jau pažymėti medžiai eglyno, kur metai iš metų žievėgraužis tipografas pažeidė. Tai eglynas išretėjo ir mes nebesulauksime senmiškio, nes žievėgraužis tipografas, sakykime, tą eglyną sunaikino. Kaip kovoti su žievėgraužio tipografu, kad jisai neapniktų ir nenaikintų mūsų mylimų eglynų? Tai yra tokios profilaktinės priemonės ir naikinamos priemonės skiriamas į 2 grupės. Tai kokios profilaktinės? Tai tikslas, kad sumažinti žievėgraužiui tipografui daugintis ir vystytis tinkamas sąlygas. Kad nebus apsilpusių medžių, nebus vėjavartų vėjalaužų, nebus paliktos medienos, tai tam žievėgraužiui įsikurti sąlygos bus mažesnės, mažiau tinkamas. Ir naikinamosios priemonės, tai jau čia yra tokios būtinosios priemonės, jeigu jau apniko eglės žievėgraužis, tai jau tokia neišvengiama priemonė, tada jau norim, kad jis toliau neplistų, tada turim tą populiaciją besivystančią tose apniktose eglėse mažinti. Tai kokiom priemonėm tai bus aptarta vėliau. Ir čia dar matosi, ta eglynų džiūvimo eiga. Profilaktinės priemonės faktiškai skirstomos į tas tokias 3 svarbesnės grupės. Tai pirmoji grupė būtų išverstų, nulaužtų, labai pažeistų žalių eglių šalinimas iš eglynų, eglynų kirtaviečių sutvarkymas, kad jos netaptų platinimo šaltiniu, ir žalios eglių medienos apsauga, kuri po kirtimo dar nespėta išvežti ir laikoma miške. Vaizdas dešinėje pusėje viršuje, tai čia klasikinis toksai vaizdelis, kaip atsiradė tos pavienės vėjavartos eglynuose, kur jos yra pačios tinkamiausios žievėgraužio tipografo įsikūrimui. Dar ką nepaminėjau, noriu sugrįžti, tai vabaliukas yra santykinai labai mažas ir keli vabaliukai pavieniai egliai nieko blogo padaryti negali. Eglė gali apnikti tik tai susikvietę didelį kiekį savo gentainių ir keli tūkstančiai, jeigu stipriai nusilpusi eglė, keliolika šimtų, tik tai gali ją įveikti. Tai, kaip jau minėjau, tam turi tokią susižinojimo priemonę, susikvietimo priemonę, tai kvapus. Ir pirmiausia, tinkamus įsikurti medžius atranda patinai, jie pradeda graužti kameras poravimosi, kaip minėjau, ir paleidžia kvapus.
Tai į pirmųjų vabalų tą kvapą atskrenda dar daugiau patinų ir kai jau pakankamai daug apniktas tas medis, tada jau prie tų jau patinų pradeda skristi patelės. Ir ką dar nepaminėjau, tai iš kiaušinių išsirita pakankamai vienodai patinų ir patelių. Sakykime, 50% patelių, 50% patinų. Bet kai po žievę žiūrim takuose, kiek įsikūrė vabalų, patinų ir patelių, tai gali, taip jau teoriškai, gamta jau leido, kad nuo 1 iki 4 patelių vienam patinui gali tekti. Vidutiniškai Lietuvoje jau daug metų stebime, tai vienam patinui faktiškai būna 3 patelės. Tai kurgi lieka tie kiti patinai? Tai vat tie kiti patinai skraido po medyną, ieško tinkamų medžių ir kažkur tai nuklysta, jeigu jau nerado, tai neįsikūrė savo, sakysim, to neišgraužė tako, o kiti pradėjo graužti taką, užliejo sakais medis, jie ten žuvo. Tai faktiškai taip ir gaunasi, kad didžioji dalis, ieškodami maisto, kažkur tai pranyksta ir nepratęsia savo giminės, bet užtenka tų išlikusių. Tai profilaktinė priemonė išveržtų, nulaužtų, labai pažeistų žalių eglių šalinimas iš medynų. Tai dešinėje pusėje matome klasikinį žalių vėjavartų, vėjalaužų vaizdą, kuris labai tinkama žievėgraužiam įsigraužti. Ir kai nebus medyne didelio žievėgraužių kiekio, tai ir tie pavieniai ten gyvenantis vabalai sėkmingai gali pilnai apnikti šitas pavienės vėjavartas. Jau girdėjote iš ankstesnių pranešimų, kad turi savo pagausėjimo ciklus tas žievėgraužis tipografas. Tai esant tam pagausėjimo laikui, tai gali apnikti ir masinės vėjavartas jau ir pirmaisiais metais. Jeigu bus masinės vėjavartos ir žievėgraužio tipografo, sakysim, tas minimalus kiekis, tai pirmaisiais metais, jeigu nesutvarkysime tų žalių vėjavartų, tai tipografo tiem vabaliukam gali net būti per daug visas apnikti. Tai tada įsikurs pačiuose tinkamiausiuose, tą nusilpimą pasiekusiuose eglėse, kurios mažiau išskirs sakų, o tos, kur dar bus gulinčios eglės ir dar dalis šaknų funkcionuos, tai net gali apnikti ir antraisiais metais po išvertimo. Ir jeigu nesutvarkytos liks tos vėjavartos, tai jos, aišku, platins žievėgraužius į aplinkinius eglynus, kas ir kairėje pusėje apačioje parodyta, kad jie iš miško nepašalinsim išverstos, nulaužtos, labai pažeistos eglės, jas apniks žievėgraužiai, pasidaugins ir tada plis į aplinkinį mišką. Dar kita, kaip minėta, profilaktinių priemonių rūšis yra eglynų kirtaviečių tvarkymas. Ir šviežiai tose iškirstose eglynų kirtavietėse sklindantis kvapas iš kelmų, iš nupjautos medienos masina tos žievėgraužius į ten skristi, nes kvepia vystančią medieną, nusilpusiais medžiais vystančią medieną. Ir šaltuoju metų laiku, kol žievėgraužiai neskraido, tai pavojaus nėra, bet kirtavietės, tas žiemos kirtavietės reikia sutvarkyti iki pavasarinio orų atšilimo, o šiltuoju metų laiku, jeigu kirtavietės yra kertamos, tai būtina jas pastoviai tvarkyti kirtimo eigoje, kad žievėgraužiai
nesigraužtų ten paliktą medieną, kirtimo atliekas ir kelmus. Tai dar tokia yra rekomendacija, kad reikia ir kirtavietėse palikti bioįvairovei medžius. Tai rekomenduojama nepalikti eglių, nes tos pavienės paliktos eglės yra labai neatsparios vėjams, kaitrom, sausrom, jos vėjo išverčiamos arba apsilpsta nuo sausros kaitros, tai labai tinkamos tampa žievėgraužių įsikūrimui ir aišku, paskui platinti gali tą žievėgraužį aplink augantį mišką. Tai vaizdeliuose parodyta nesutvarkyta kirtavietė ir apačioje sutvarkyta kirtavietė šiltuoju metų laiku. Ir labai gera priemonė ta profilaktinė, tai mediena, tik tai paruošta šviežią medieną skubiai gabenti iš miško, kad jinai ten neužsistovėtų ir netaptų žievėgraužių apnikimo šaltiniu, paskui ir platinimo šaltiniu. Aišku, ne visada galima tą medieną išvežti, tai reikia taikyti ir kitas priemonės, kad neįsikurtų po jų tų paruoštų rąstų žievėgraužiai. Tai yra padaryti barjerą, kad negalėtų pasiekti medienos, tai yra dengimai įvairiom medžiagom, arba purškimas insekticidų tirpalu, arba žievės nulupimas, kad po tą jau nuluptą žievę tai tikrai žievėgraužiai neįsigrauž. Ir dar reikia aptarti, tai dar sugrįžkim į vaizdą, kur purškimas parodytas, tai insekticidais. Insekticidai faktiškai, jeigu taip žiūrėti, yra nuodai aplinkai, tai turime laikytis griežtų apsauginių priemonių, kad nebūtų tas insekticidas purškiamas į aplinką, o patektų tik tai ant medienos žievės paviršiaus, ir taip pat reikia griežtai laikytis žmogaus, kuris atlieka tą darbą, apsaugos visokių priemonių. Naikinamosios priemonės. Tai pirmiausia ir svarbiausia yra užpultų eglių ar užpultos eglių medienos šalinimas iš miško ar žievinimas. Antroji priemonė – žievėgraužio tipografo vabalų gaudymas ir naikinimas. Tai plačiau aptarti reikia tą užpultų eglių šalinimą. Tai kas bus? Eglynose būtina skubiai šalinti iš miško apniktas egles, kad žievėgraužis tipografas neišplistų į aplinkinės egles. Tai čia viskas savaime suprantama. Jeigu naują tą kartą nepaleisime į mišką, tai apniktų eglių bus mažiau. Tik tai, kaip sakiau, kad vabalėlis yra slėpiningas ir vykdo tą slėpiningą gyvenimo būdą, nes, kaip ir buvo parodyta nuotraukoj, tai grauždamasis į žievę, tai ieško kokių plyšiukų, kad besigraužiant jį taip pat kas nors nepagautų, kol jisai neįlys į taką, kad netaptų kieno nors maistu. O kai jau graužiasi po žievę, tai kaip ir tuose tuneliuose mes negalime žiūrėti, ar tas vabalas apniko tą eglę ar neapniko. Ir tada, jeigu nestebime, kas vyksta miške, galim pastebėti, kad, kaip ir sako daugelis žmonių, kad oi, nei iš šio, nei iš to eglės nudžiūvo, kas čia atsitiko.
pasižiūrim, kad ten po žieve buvo įsikūrę žievėgraužiai ir dėl to eglės nudžiūvo. Ir pagrindinis požymis yra, ar užpulta ar neužpulta eglė, kad po žieve randama kenkėjo kiaušinėlių, baltų lervų, lėliukių ar jaunų vabalų. O iš pažiūros ta eglė atrodys žalia, žaliuojanti su žaliais spygliais. Bet specialistai žino, kad tą žievėgraužio tipografą išduoda jo buvimo metu byrančios išgraužos iš takų. Ir tos išgraužos byra iš stovinčios eglės iš po žievės, tai jos nubyra prie kelmo, prie kelminės dalies, ten susikaupia ir galima dėl to atpažinti apnyktą eglę. Jeigu eglė nuvirtusi, vėjavarta, tai tos krūvelės iš žievėgraužio graužiamų takų, tų išgraužų stumiamos lauk, kai jos netrukdytų takus graužti, ir susikaupia į tokius kaip kurmiarausiukai, tokius susikaupimus. Čia vaizdai yra pateikti iš byrusių išgraužų, kairėje viršuje tos rūdos, tokios išgraužėlės prie kelmo išbyrę, labai primena maltą kavą. Reikia prieiti prie medžio, atidžiai apžiūrėti, ir apatinėse nuotraukose matosi, tai tos išgraužos dar gali būti apibyrėję ir ant žievės nelygumų, ant samanėlių, ant šalia augančių augalų, o iš žievės, kur storesnė eglė, kur ta žievė storesnė, tai bus išbyrėję ir ant žievės nelygumų užsikabinę. Dar vaizdai, kaip atrodo, kaip jau minėjau, tos vėjavartos, tai čia visiškai šviežiai apniktos. Kur graužiasi žievėgraužis, tai išgraužėlės dar net nespėja paruduoti. Ir jeigu palupėme žievę, jau matome, kad ten, kur tos išgraužos išbyrėja, žievės vidiniuose, gyvosios žievės vidiniuose audiniuose išgraužti takai. Ir jeigu kaip žiūrime, tai matosi, kad yra ir po 3 takus vienam patinui tenka 3 patelės, o kitur net ir 4. Dar galima pastebėti, kas išduoda tą žievėgraužio tipografą, tai kad žievę pradeda lupti geniai. Bet noriu pasakyti, kad tas genių lupimas prasideda jau pačioj vėlyviausioj žievėgraužio tipografo vystymosi fazėje, kai dalis jau tų suaugusių vabalų gali būti jau tos naujosios kartos suaugusių vabalų pilnai subrendę ir jau pradėję palikti medį, tai genys gali, sakysim, pradėti lupti, kai jau tie likę tik tai paskutiniai, tie jau besivystantys žievėgraužiai. Ir dar ką noriu pasakyti, ir tie parazitiniai vabzdžiai, kurie maitinasi arba parazituoja tą žievėgraužį tipografą. Tai jeigu žievėgraužis tipografas nuo kiaušinėlio padėjimo iki pilno vabalo įsivystymo, tai tas pavasarinis, kai būna tas pulimas, tai vystosi vidutiniškai apie 2,5 mėnesio. Jeigu labai šilta ir labai palankios sąlygos, tai gali sutrumpėti tas vystymasis iki 1,5 mėnesio. Net literatūroje, pietinėje Europoje, net yra sutikta tokių duomenų, kad iki mėnesio užtenka. Tai rudenį vystymasis gali būti irgi ta antra generacija, kuri užpuola eglę, gali tęstis irgi panašiai,
bet jeigu rudenį orai atvėsta, už tai gali sėkmingai likti ir žiemoti po žievę. Tai tada vystymasis, aišku, žiemos metu sustos, tai baigs vystytis pavasarį, na, jeigu per žiemą nežus. Dar kas, jeigu nukrypau į tą žiemojimą vėl, tai kuo mažiau tas išsivystęs žievėgraužis, to žiemojimo sąlygos yra svarbesnės ir aišku, kuo šaltesnė žiema, tuo mažiau gali peržiemoti tų žievėgraužių. Tai jeigu pilnai susiformavęs vabalas arba dar jaunas vabaliukas, va toksai šviesiai rudas, tai mūsų žiemos, ypač dabartinės šiltos žiemos, tai visiškai tinkamos pilnai peržiemoti. Lėliukės irgi gali peržiemoti. Vat, jeigu lervutės, kaip liaudis sako, kirminėliai lieka po žievę, tai tos pačios mažiausios, smulkiausios žiemą gal ir gali žūti, o tos jau didesnės, tai gali dalis sėkmingai išsivystyti. Tai apatinėje nuotraukoje matome jau iš žievės išsigraužusio žievėgraužio skylutę, tai čia ta skylutė jau yra nebeslepiama, čia yra išsigraužusio, jau naujai suaugusio vabalėlio skylutė, tai įsigraužimo, kur apnikimo metu, tai tie vabalai savo angeles slepia, o išlėkdami jau iš po žievės, jie jau nieko nebebijo, jie graužiasi trumpiausių būdų iš išsivystymo vietos į išorę, tai va tos skylutės yra nebeslepiamos. Naikinimos priemonės užpultų eglių medienos išvežimas. Tai dar labai svarbu, kad ne tik tai, kad iškirsti laiku egles, po kurių žieve vystosi žievėgraužiai, bet ir išvežti tą medieną, kad iš po žievės išlindę vabaliukai nebesugrįžtų atgal į mišką. Ir miško sanitarinės apsaugos taisyklėse yra toks nurodytas reikalavimas, kad tas išvežimas nuo spygliuočių miško būtų ne arčiau kaip 3 kilometrai. Kad vabalai negalėtų sugrįžti ir įveikti to atstumo. Jeigu bus šalia, arčiau, vabalai sėkmingai gali atskristi atgal į mišką. Žievinimas. Aišku, yra tokia priemonė. Jeigu mes medienos laiku negalima išvežti ir reikia, kad vabalai neplystų į mišką atgal, tai galima juos naikinti ir nulupant žievę. Jeigu bus po žievę dar tie kirminukai balti, tos lervutės ar lėliukės, tai nulupus žievę jie sudžiūsta, žūsta. Jeigu bus vabaliukai jau susiformavę, kad ir tie geltoni dar pilnai nesuaugę, jie tos nuluptos žievės krūvoje gali sėkmingai subręsti ir paplisti į mišką net ir žievę lupant. Tai tada tokią žievę reikia sunaikinti, kad tie vabalėliai neplistų atgal į mišką. O koks tas sunaikinimas, tai yra toks būdas, kad nupurkšti kaip ir medieną saugant, kad į ją nesigraužtų insekticido tirpalu, arba galima tą žievę susmulkinti į skiedras arba užkasti į žemę. Taip, tai parodytas geriausias apsaugos būdas, iškirstos eglės apniktos ir skubiai išgabentos. O kitas būdas
yra net ir mechanizuotas, parodytas žievės lupimas. Yra tokie agregatai, atvažiuoja į mišką prie krūvos, pakrauna rąstus, nulupa žievę, sukrauna atgal. Aišku, tai kainuoja ir Lietuvoje dar kol kas toks mechanizuotas būdas nenaudojamas. Naudojamas yra rankinis žievės lupimas ir tokiose saugomose teritorijose, kur būtina palikti negyvą medieną, kad ta medieną mes palikę nepadarytume ją žievėgraužių platinimo šaltiniu, tai nulupam rankiniu būdu ir taip apsaugome eglyną nuo plitimo žievėgraužio iš apniktų eglių. Dar yra tokia priemonė kaip vabalų gaudymas feromoninėmis gaudyklėmis. Jau ankstesniuose pristatymuose buvo šnekėta apie feromoninės gaudyklės, kad jos tinkamos ir naudojamos apskaitai, bet gali būti naudojamos ir žievėgraužių gaudymui kaip naikinamoji priemonė. Tai kur jas tikslinga būtų iškabinti? Tai tikslinga būtų iškabinti šviežiuose pagrindinių kirtimų eglynų kirtavietėse. Ir jeigu žiemą vykdome kirtimą, tai iškabinus pavasarį prieš žievėgraužio tipografo vabalų skraidymą gaudyklės, jos sėkmingai gali surinkti iš tų kirtaviečių miško paklotėje peržiemojusius vabalus ir tuos vabalus, kurie atskrenda į vystančios medienos kvapą kirtavietėse. Kaip minėjau, kad ten kelmai vystantis ir plonosios šakos, kur bus paliktos, tai kvies tos vabaliukus į tas gaudyklės ir jie neapniks šalia augančių eglynų miško sienos. Dar noriu paminėti, kad iškirtus pagrindiniais kirtimais eglynų kirtavietės, tos atsivėrę miškų sienos gauna stresą ir tas apšviestas medis, vėjo gairinamas, saulės kaitinamas, signalizuoja irgi žievėgraužiui, kad jisai kiek yra silpnesnis, jisai tinkamesnis įsikurti. Tai iškabinus gaudyklės kirtavietėse apsaugom tas miško sienas nuo žievėgraužio tipografo apnikimo. Dar yra būdas, kad vabalus galima gaudyti vabzdžiagaudę eglės medieną ar vabzdžiagaudžiais eglės medžiais. Tai mediena tai padaryti rąstai, o medis tai nupjauta eglė, nuo kelmo nupjauta eglė, galima nugenėti šakas, galima negenėti. Tai būtų tas panašiai kaip ir vėjo išverstas ar išlaužtas medis, kuris pats tinkamiausias žievėgraužiams įsikurti. Bet ta tinkama priemonė sugaudyti žievėgraužius tipografus sveikame eglyne, kuriame dar nėra pažeistų eglių ir kai žievėgraužio tipografų tas kiekis yra minimalus. Tai galim faktiškai apgauti tos žievėgraužius, tos tokius kaip ir foninį dar tą kiekį, kuris pastoviai yra eglynuose, kad čia jums atsirado vėjavartų, vėjalaužų, jūs sulyskite ten, o kai sulysite, tada mes tą medieną išvežam su visais vabalais ir besivystančia jų nauja karta ir panaikinam, sakysim, tą kiekį sumažinam, kad eglynas nebūtų apninkamas. Arba jeigu nesiruošiam išvežti tos medienos, tai tada reikia lupti žievę
kai atsiranda pirmosios lėliukės. Vat, kad, kaip ir sakiau, nulupam žievę, sudžiūsta tie kirminukai balti ir žūsta, nebesidaugina į aplinkinį mišką. Vat, gaudyklės gali būti įvairių tipų. Vabzdžiagaudžiai medienai labai svarbu, kad jinai būtų pakelta nuo žemės, kad vabalas prieitų prie žievės iš visų pusių, tai net ir rietuvėje turi būti retai išdėlioti tie rasteliai, rastai, kad nebūtų suglausti, kad kuo daugiau žievės būtų prieinama vabalam įsikurti, kad kuo daugiau sugaudytų tų vabalų. Ir dar ką noriu paminėti, dabar Lietuvoje vis dažniau pasitaiko vėjų visais metų laikais ir šiltuoju metų laikotarpiu. Ir ypač pavasarį ateina laikas ir mišką sodinti, ir kitus darbus miške atlikti, o čia dar atsirado tų pavienių vėjavartų, kurias surinkti laiku miške ir paruošti iš jų medieną ir išgabenti tą medieną iš miško yra sudėtinga. Tai vat iš tų pavienių vėjavartų padaryti vabzdžiagaudžius medžius visai patartina. Tai yra nupjauti nuo kelmo tą išverstą medį, kad nebūtų sąlyčio su žeme, kad negautų dar kokio tai maitinimo, kiek ten gali per tas likusias šaknis tą išverstą medį maitinti to šaknis. Ir tada dar turime tada laiko visą gegužę, gal iki pusės birželio, kol vystysis iki lervučių tų didesnių tas žievėgraužis po žievę, mes padaryti kitus darbus, o paskui jau ir sutvarkyti tas vėjavartas, kurios atliko ir tą gerąją funkciją, sugaudė žievėgraužius pavasarį, kurie yra aktyvūs. Dar yra tokie praktiniai patarimai pastebėti prie taikomų dabartinių technologijų, kad kirtimus vykdant su medkirte labiau pažeidžiamas žievės paviršius negu nupjaunant medžius su benzininiu pjūklu. Ir kuo daugiau tų pažeidimų, tuo greičiau rastas sudžiūsta šiltuoju metų laikotarpiu ir tampa nebetinkamas žievėgraužio tipografui vystytis. Arba jeigu jau ir pradėjo graužtis tas žievėgraužio tipografas, tai irgi jam mažiau lieka tos erdvės, kur gali įsikurti. Nes žievėgraužio tipografo tai šeimynai, kur išgraužia tako pradžią vabalas, tą poravimosi kamerą ir kur tos patelės graužia takus, reikalinga tam tikra erdvė. Na, taip paprastai sakant, kur 10 ant 10 gal centimetrų, per delną, tai vienas tas kvadratinis decimetras. Ir tai, jau kai įsikuria pirmas vabaliukas, jisai signalizuoja ir kitiem vabalam, kad jūs arčiau nesikurkite, nes mums neužteks vietos savo naujai kartai išmaitinti. Tai kuo daugiau tų pažeidimų, to daugiau sudžius žievė, to mažiau liks erdvės ir tiem žievėgraužiam įsikurti. Tai ir čia ir rietuvės matosi, kaip atrodo to medkirtės agregato pažeista žievė ir kaip atrodo gražiai lygi žievė, kaip mediena buvo ruošta su benzininiu pjūklu. Tai toj apatiniai rietuvėje tikrai daugiau erdvės yra žievėgraužiui apsigyventi. Sukrovimo vieta taip pat turi reikšmę,
medienos, kuri ilgiau bus ta vieta tinkama žievėgraužiui apnikti ir aišku, ir paskui išsivystyti. Tai saulės kaitinamoje vietoje greičiau ta žievė sudžiūsta ir greičiau tampa nebetinkama žievėgraužiams. Ypač ta plonesnė žievė, ta lygi žievė. Jeigu bus stora žiauberinė žievė, tai ar saulėje, ar nesaulėje, tai ypatingos didelės reikšmės nebus. O jeigu tankmėje bus sukrauta mediena, tai ypač tos žiemos gamybos mediena, tai jinai ilgiau nevys, jinai ilgiau išlaikys tas žalios žievės savybės ir daug ilgiau bus tinkama žievėgraužiui tipografui įsikurti. Labai dar toks neblogas patarimas uždengti rietuves, kad žievėgraužiui nebūtų galima prieiti prie žievės paviršiaus ir ten graužti takus. Tai galima parinkti iš kirtavietės šakų uždėti, galima panaudoti ir miškininkų naudojamą tą popierių, kuris naudojamas šakoms ir kirtimo atliekoms uždengti, kurios paruoštos tos rietuvės būna laikomos tam katilinių kūrui ruošti. Tai sėkmingai galima išnaudoti dengimui tą patį popierių. Galai rietuvių paliekami, kad vėdintųsi mediena, nes jeigu labai jau standžiai užkrausime, uždengsime, gaunasi šutimas, tada mediena greičiau gali pradėti mėlynuoti ir tokia pakeitusi spalvą mediena nelabai patinka paskui pirkėjams. Dar ką nepaminėjau, kad žievėgraužis tipografas atskrisdamas į medį ir grauždamas takus, jisai įneša ir grybą, kuris vystosi po žievę tuose takuose, nuo tų takų, kur žievėgraužis taką graužia, plinta į aplinką ir mediena dėl to mėlynuoja, keičia spalvą. Tai tas grybas, tyrimai rodo, reikalingas žievėgraužių tipografui, padeda blokuoti sakų išsiskyrimą ir tada sėkmingiau gali žievėgraužio tipografo ir jaunoji karta vystytis ir tos lervutės geriau įsavina medieną, kur tai yra ne mediena, o žievės audinius ir žievėgraužio tiem suaugusiam vabalam irgi netrukdo, kad sakai nebėga. Taip, pagrindinis irgi toksai kaip reikalavimas buvo, kur kad reikia išvežti medieną iš miško nuo eglynų, tai irgi toksai patarimas, kad nuo vyresnių eglynų kuo toliau reikia krauti ir miške medieną. Nes sukrauta mediena, ji vysdama vilioja vabalus, jie iš toli jaučia, o čia yra vystančių medžių ir tada atskridę prie tos rietuvės, jeigu pamato, kad toj rietuvėje įsikurti jo vietos nebėra, tai sėkmingai gali apnikti ir šalia augantį mišką. O jeigu jau apniko tą paliktą medieną, tai aišku, sėkmingai išplis į šalia augančias eglės. Tai net ir tas vaizdas, kur anksčiau buvo parodytas mano kolegos apie kitą kenkėją, tą pušis apninkantį viršūninį žievėgraužį, kad iš krūvos išskridę tie vabalai sėkmingai įsikuria į šalia esančius
medynus. Dar su tom rietuvėm, tai kaip sumažinti tinkamą paviršių žievėgraužių tipografui tam ir kitiem žievėgraužiam įsikurti, tai kuo didesnę ir glaudesnę rietuvę sukrausime, tai tuo bus palyginti mažesnis žievės paviršius lyginant su tuo jau rietuvės tūriu. Jeigu daug mažų krūvelių prikrausime, tai paviršius bus tinkamas įsikurti daug tinkamesnis. Tai net ir tuose vaizdeliuose parodyta, kai didesnės krūvos paviršius tikrai yra tos tinkamos žievės įsikurti mažesnis negu kur daugiau yra mažų krūvelių. Aišku, ir rietuvę reikia sukrauti kuo glaudžiau, kad į vidų negalėtų atskristi tas žievėgraužis tipografas ir ten savo paskui takus graužti. Na ir čia toks reziumė. Tvarkomas eglynas ir netvarkomas eglynas, tai jeigu mes tvarkysime laiku ir sėkmingai stabdysime žievėgraužio plitimą eglynuose, tai augs tvarus medynas, jisai išlaikys tą miško aplinką daug ilgiau. Ir aišku, kažkada tai, jeigu bus gaminama mediena, tai tos kokybiškos medienos bus galima ten sulaukti daugiau. O jeigu eglyno netvarkysime, paliksime savieigai, jau kaip buvau parodęs tų pradžioje vaizdelių, bus išretėję eglynai, jie nesulauks tikrai senmiškio amžiaus ir ta mediena, jeigu mes paskui sugalvosime paimti tas pažeistų eglių sausą medieną, jie aišku yra mažiau vertinga. Čia apačioje yra parodytas vaizdas eglynas 3 metais po žievėgraužio tipografo apnikimo. Tai faktiškai tas medienos irimas eglynuose vyksta spartokai. Jau 3 metais nuo pūvinio gražus buvę stori medžiai jau pradeda virsti, nes jie jau stipriai yra pažeisti. Ir dar praeis keletas metų ir tie jau gulintis medžiai bus suirę ir neilgai bus tinkami vystytis medieną ardantiems organizmams. Ir vabzdžiams, ir grybams, ir kitiems organizmams. Kitas dalykas, kad tuose dideliuose plotuose, didesniuose plotuose, kur išdžiūsta eglės, ir tas atsikūrimas egle vyksta vangiai, nes paprasčiausia nebelieka iš kur ir atsikurti. Nes nebelieka medžių, kurie galėtų užsėti savo sėklom, o tuose atsivėrusiuose plotuose labai sparčiai vyksta suvešėjimas ir žolinės augalijos, ir krūmų, kurie užstelbia visą aplinką ir net ir tie atsiradę pavieniai eglių sėjinukai irgi nesugeba išgyventi nuo vešliai suaugusios augalijos. Ačiū už dėmesį. Prašome, gal yra klausimų? Ačiū.